sveikinam visus čia susirinkusius šioje pirmoje Velykų savaitėje, šiam pasibuvimui, pabendravimui. Mūsų policijos bendruomenė yra didelė, bet turim rasti laiko ir pabūti kartu, ne vien tik tai tarnyboje, ne vien tik tai dirbdami dėl to šūkio, kuris yra mūsų ginti, saugoti, padėti, bet kartais ir mes patys turim susirinkti, pabūti, pabendrauti, pasikalbėti, išsakyti savo mintis. Jums labai, kad susirinkote taip gausiai, ačiū už tą galimybę. Kartais taip atsitinka, kad su mūsų tradicijom mes jau nebežinom, iš kur atėjo, kodėl ir vardan ko. Labai svarbu jas atnaujinti ir atrasti tikrąją prasmę. Nes kitaip, tai pavyzdžiui, dalykus bus kiaušinių ridenimas, dar kažkokius taip, kaip ir gražios šventės. Bet jeigu tik tiek, mažoka. Nes iš esmės, Velykos kas tai yra? Tai yra perėjimų šventė. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, tai reiškia dirbantis, jis turi dirbti, kuriantis, kaip kūrėjas. Bet jeigu tu nieko nekuri, tai kas tau lieka? Lieka griaumas. Tai arba tu kuri, arba tu perdirbi. Kaip padaryti, kad darbas teiktų malonumą, pereitų iš tokio, žinai, vien iš rutinos, kad uždegtų mano širdį, kad aš jaučiu pasitenkinimą darydamas. Ir kai aš jaučiu pasitenkinimą, yra tikėtina, kad aš imsiuos to darbo. Gyvenimas per daug trumpas, kad prastumti iki pensijos. Aleliuja.